Visada maniau, kad Lietuvos istorija ir kraštotyra yra patys nuobodžiausi dalykai. Ir visos tos apipilijusios knygos, juokingai apsivilkę žmonės, seniai pamirštos datos, tos liūdnos dainos ir seniai nebeįdomus močiutės pasakojimai. Žodžiu, vienas vargas. O gal viskas yra kitaip? Gal atėjo metas keisti požiūrį? Jau šį pavasarį Lietuvos mokyklas sudrebins nacionalinis Kuriame Respubliką projektas Atgal į ateitį. Projektas yra labai aktyvus, turi klausinėti, čia nesėdėti vietoje reikia. Svarbiausia šio projekto tikslas – paskatinti iš naujo atrasti mūsų supančią istoriją, tapti smalsiais savo krašto tyrinėtojais ir kitų kampų pažvelgti į užmirštus dalykus. Jokių būdų nereikia galvoti, kad yra viskas pažinta, viskas saugoma ir viskas aprašyta. Tai, kas šviečia kultūriškai ir istoriškai ir nori eiti giliau, yra teisinga. Tik žinodamas praeitį, gali mažiau klaidžiodamas kurti ateitį. Norime, kad visą tai išliktų, norime, kad gyvuotų, kad mūsų vaikai, anūkai prisimintų. Latiniškai mokotės bent šiek tiek? Kas yra respublika? O kas tokie buvo Targovitėnai, esat girdėję? O ką darytų mokytojas 400 metų birželio 15, o šiandienai labai aktuali tema? Mano aplinkoje žmonėms yra įdomu ir jie nori žinoti ir dėl to yra gražus. Kokia? Kaip vadinasi? Miškas rankų. Labai daug gaunu skundų iš mokyklų, kad istorijos mokinamasi labai prastai. Liepami kalt faktai, datos, ir tada veik visi sako vemtverčia. Tapkite istorijos detektyvais. 111. Ieškokite įdomių faktų, tyrinėkite savo krašto apylinkes, žmonės ir patirkite nuotykių. Nieko apie ralį nežinot. Tai, kad prie vieno pastato prikalta lentelė ar kad žemėlapį užrašyta, kad ši vieta atmintina, tai nereiškia, kad šalia esanti vieta yra nereikšminga. Esate buvę ant Gedimino kapo kalno? Ar tikrai Gediminas čia palaidotas? Iš kur žinot? Jeigu mokytojas serga tokių dalykų, tai vaikai užsikrečia irgi tuo virusu labai greitai. Ką aš daryčiau? Pradžioj surinkčiau gerą komandą. Paprasta kraštotyra tai yra pačio tikriausio lietuvio ugdymas. Nesnausk, registruokis kuriamekartu.lt. Atgal į ateitį. Pažink savo kraštą ne tik iš vadovėlio. Projektą Kuriame Respubliką įgyvendina Pilietinės visuomenės institutas drauge su partneriais.